pradėjome. Išvargino tos temos, matau, dalyvių ratas ir pamažėjęs truputį, tai galvoju, gal šiek tiek lengviau pabendraukim. Tai siūlau pakeliauti. Pirmiausia, siūlau pakeliauti ir štai tokį parengiau kelionės maršrutą. Tinka? Tinka, valio, tai tada važiuojam toliau. Kaip keliausim, kad būtų truputėlį konkrečiau, čia ne šiaip, kad kažką tai nupiešiau iš rankos, čia yra labai konkretus kelionės maršrutas ir pradėkime savo kelionę Londone. Iš Londono toliau keliaukime per Sueco kanalą, į anksčiau vadintą miestą Bombėjumi, šiuo metu Mumbajų. Toliau keliaukime į Kalkutą, iš Kalkutos į Honkongą, iš Honkongo į Yokohamą, tuomet persikelkime į San Franciską, iš San Francisco į New Yorką ir vėl grįžkime į Londoną. Kaip kelionė? Linksma. Kaip mes ją galėtumėm pavadinti? Kaip? Labai gera įžvalga, iš tikrųjų čia tokią kelionę būtų galima pavadinti aplink pasaulį ir visiškai teisingai per 80 dienų. Štai žemėlapis, galbūt dabar tas maršrutas, kurį jūs matote, yra šiek tiek aiškesnis. Iš tikrųjų kalbame apie tai, kad mes jau šitoj kelionėje būtume nebe pirmeiviai, nebebūtume pionieriai. Šitą kelionę apkeliavo Phileas Foggas, Žiulio Verno romane Aplink pasaulį per 80 dienų. Jeigu pamenat, ir tai buvo visai įdomi kelionė. Phileas Foggas laimėjo lažybas, sugebėjo apkeliauti per tą tuo metu atrodžiusi labai trumpą terminą. O mes pabandykime šitą kelionę pasižiūrėti iš tvarumo pusės. Kaipgi tai atrodytų? Aš nesakau, kad reikia Phileasą Foggą pasmerkti už tai, kad jisai važiavo su garlaiviais, už tai, kad jisai važiavo su traukiniais, kurios traukė garvežiai. Nereikia pasmerkti už tai, kad jisai paliko didelį CO2 pėdsaką, bet tai buvo. Jeigu pabandytume panagrinėti jo kelionę, tai pamatytume, kad jisai 30 000 kilometrų įveikė garlaivių, 6700 kilometrų įveikė traukiniu, kurį traukia garvežys. Na, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad kažkiek kilometrų tarp Bombėjaus ir Kalkutos jisai įveikė drambliais, bet knygoje tiesiog man nepavyko rasti detalesnės informacijos, kiek ten tų kilometrų buvo. Tai nepykit, skaičiavimai nebus visiškai tikslus. Beje, dar vienas yra įdomus dalykas, tikriausiai daugelis esate girdėję, kad Phileas Foggas keliavo ir oro balionu. Tai yra mitas. Žiulio Verno romane apie oro balioną nėra parašyta. Ir štai pabandžiau paskaičiuoti, aišku, skaičiavimas apytikris, tiesiog remiantis įvairiomis prielaidomis. Pabandžiau paskaičiuoti, kokį CO2 pėdsaką paliko Phileas Foggas. Tai yra 8505 kg. Vat jo šitas pasivažinėjimas pripėdavo pasaulį 8505 kg svorių. Kaip atrodo jums šiandien, daug ar mažai tai yra toksai svoris? Daug, sakot, ar ne? Tai man irgi atrodo daug, bet daug ar mažai mes turbūt galime suprasti lygindami. Tai pabandžiau palyginti, kokios būtų atitikmenys. Tai jeigu mes žiūrėtumėm Europą, tai Europoje esantis vienas šeimos ūkis, kuris šildosi iškastiniu kuru, tokį CO2 pėdsaką paliktų per 3-5 metus. Vėlgi vienas europietis tokį CO2 pėdsaką paliktų valgydamas 2 metus. Na ir taip pat atitikmuo būtų, jeigu mes iš anglies išgautumėm energiją ir tos energijos apimtis būtų nuo 8,5 iki 10 MWh. Mano supratimu, tai yra žiauriai didelis pėdsakas, neatleistinas pėdsakas. Ir vertinant iš tvarumo pusės, šitas Phileas Foggo pasivažinėjimas lažybų vardan, jis ko gero neturėtų būti labai sveikintinas. Bet mes su jumis vis tiek keliaukime. Keliaukime tuo pačiu maršrutu: Londonas, Suecas, Bombėjus, Kalkuta, Honkongas, Yokohama, Franciskas, New Yorkas, Londonas. Tik tai naudokime šiuolaikinės transporto priemonės.
Kaip galvojate, CO2 kiek mažesnis būtų? Pabandykit atspėti tiesiog, va taip, kartais. 20 kartų mažesnis. Labai neblogas variantas, ar yra kitų dar nuomonių? 30. Ok. Tai žiūrėkit, taip labai paprastai paėmus, pabandžiau paplanuoti šią kelionę. Rinkdamiesi šiuolaikinės transporto priemonės, mes 4710 km keliautume greitaisiais elektriniais traukiniais, 26,5 tūkstančio kilometrų skristume ir 3100 km plauktume keltu. Mūsų CO2 pėdsakas šitoje kelionėje būtų 2460 kg. Vis tiek didelis. Nežinau, ar tai yra pati geriausia idėja pasivažinėjimui šiuo atveju. Tai čia yra tas CO2 pėdsako palengvinimas, pasikeitimas dėl technologinės pažangos. Mes turime elektrinius traukinius vietoj garvežių, mes turime vietoj garlaivių keltus, kurie taip taršūs, bet tikrai ne tiek, ir mes turime lėktuvus, kurie yra greiti. Bėda yra ta, kad tvarumas yra pas mus ne tik apie technologinę pažangą. Jeigu mes kalbėtumėm apie tvarumą, mes būtinai turime kalbėti ir apie savo pasirinkimus. Tai yra, ką mes renkamės, kokį mes norime, kokį mes galime palikti pėdsaką. Nežinau kaip jūs, bet jeigu pas mane svetainėje ant kilimo būtų pritapšnota pėdsakais, man tai nelabai patinka. Tai jeigu mūsų pasirinkimas būtų rinktis tvarias transporto priemonės, mes galėtumėm palikti tik tai 384 kg CO2 pėdsaką, bet turėtume rinktis kitas transporto priemonės. Tai turėtų būti vėlgi tuo pačiu maršrutu keliaujant, 13 100 km greitaisiais elektriniais traukiniais, į lėktuvus turėtume nekelti kojos ir 21 300 km galėtume įveikti keltais. Tai palyginkime šitos variantus. Filio Fogo pėdsakas 8,5 tūkstančio kilogramų ir 80 dienų. Toliau turim 2,5 tonos šiuolaikiniam transporto priemonėm per 18 dienų. Arba turim 384 kilogramus ir 55 dienas. Ką renkamės? Koks yra mūsų pasirinkimas? Žinoma, jūs sakysite, čia klausimas, iš ko ir kiek susilažinome. Kaip Filias Fogas susilažino iš pakankamai rimtų statymų, jam buvo labai svarbu per 80 dienų įveikti tą maršrutą. Ir jeigu mes keliautumėm patys, tai tikėtina taip, kad norėtumėm kai kur keliauti sparčiau. Bet jeigu mes galvosime šiek tiek ir apie krovinius, kuriems dažnai greitis nėra pagrindinis kriterijus, tada tikėtina, kad turėtume pasirinkti tą mažiausią pėdutę. Ir galvoti apie tai, jog krovinę gyventi aplink pasaulį galima su labai ženkliai mažesniu CO2 pėdsaku. Kadangi visa tai yra apie pasirinkimą, turbūt labai svarbu ir kalbėti apie tai, kasgi renkasi. Tai jeigu mes būtumėm amerikiečiai šiuo metu, tai mūsų pasirinkimas galėtų būti labai įvairus. Tačiau jeigu mes esame europiečiai, tai už mus yra pasirinkta. Nebereikia vargti. ES Green Dealas arba žaliasis kursas, apie kurį jau šiandien buvo irgi kalbėta, labai aiškiai sako, kad Europa siekia tapti klimatui neutraliu žemynu iki 2050 metų. Žinia, Amerika iš tokių susitarimų šiuo metu traukiasi. Ar negrįš atgal po 4 metų, nežinau. Aišku, diskusija ir ne apie tai. Tai Europa masto globaliai. Jeigu žinote, tai tvarumo vienas pagrindinių principų yra think globally, galvok globaliai, ir act locally, arba veik lokaliai. Skaidrėje matote visos Lietuvos paliekamą CO2 pėdsaką per metus laiko, kaip jisai pasiskirsto per įvairius sektorius. Kągi turime? 30% Lietuvos CO2 sektoriaus ateina iš energetikos gamybos, energijos, 21% iš žemės ūkio, 12%, viso labo 12% iš pramonės, 4% iš atliekų, o už 32% Lietuvos CO2 pėdsako esame atsakingi mes visi kartu su jumis čia susirinkę.
kitaip tariant, transportas. Tai yra didžiausias sektorius, kuris palieka didžiausią, ne didžiausias sektorius, bet tai yra sektorius, kuris palieka didžiausią Lietuvos CO2 pėdsaką. Ir klausimas, kągi mes galime padaryti, kad sukurtume tvarę transporto ateitį. Geroji naujiena yra ta, kad nereikia mums čia dabar dirbti hakatonuose, workshopuose, seminaruose, kažką išradinėti, o ES vėlgi siūlo mums tam tikrus sprendinius. Apie Green Dealą tikriausiai esate visi girdėję, kaip jau minėjau, bet nežinau, kiek teko jums skaityti Green Dealo turinį. Green Dealą sudaro turbūt 8, dabar tiksliai neatsiminsiu, pagrindinės dalys ir viena iš jų yra Sustainable and Smart Mobility Strategy. Negaliu pasidžiaugti, kad skaičiau ir įsigilinau į visas tas dalis, bet iš to, ką skaičiau ir kiek man teko matyti, štai ši strategija, tai yra Sustainable and Smart Mobility Strategy, man atrodo, yra viena konkrečiausių, aiškiausių, geriausiai atskleistų, realiausių ir dar daug visokiausių eusių. Tai man asmeniškai jinai tinka. Man atrodo, kad jinai yra pakankamai pagrįsta, tik tai tiek viena bėdelė yra. Aš esu vadybininkas, tai yra žmogus be profesijos, tik su išsilavinimu ir aš nežinau, kiek yra pagrįsti technologiniai sprendiniai. Nes pamatysime, kad Sustainable and Smart Mobility Strategy labai stipriai remiasi būtent tam tikra technologinė pažanga. Pamentam, nesakėm, reiškia, kad tai yra ir technologinė pažanga, ir pasirinkimas tam tikras. Tai taip, jeigu trumpai, kad susivienodintume požiūrius ir matymus, kągi sako Sustainable and Smart Mobility Strategy. Tai labai svarbu akcentuoti, jog ši strategija nekalba apie kažkokį tai chaosą, nekalba apie žaliąjį terorizmą, nekalba apie vienašališkus kažkokius pasirinkimus. Ne, šioje strategijoje labai lengvai galima pamatyti siekį transformuoti visą transporto sistemą, siekiant padaryti ją ir patrauklę vartotojui, efektyvesnę, konkurencingesnę, tačiau tuo pačiu ir tvaresnę. Kartais atrodo, kad gal tai yra nelabai realu visų tikslų pasiekti. Tačiau vėlgi, prieš tai diskusijoje buvę kolegos sakė, kad tai, kas yra žalia, ne visada yra ir našta. Kartais tai yra net ir naudinga. Tai jeigu taip trumpai, nesigilinant pernelyg į Smart and Sustainable Mobility Strategy, iki 2030 metų Europoje turėtų riedėti 30 milijonų vienetų elektromobilių, 100 miestų turėtų būti klimatui neutralūs, greitaeigių elektrinių traukinių, keleivinių traukinių eismas turėtų padidėti 2 kartus, kolektyvinės kelionės iki 500 km turėtų būti klimatui neutralios, rinkai turėtų būti pasiūlyti netaršus laivai ir turėtų būti sukurtos automatizuoto judumo sistemos. Iki 2035 metų turėtų atsirasti ir būti pasiūlyti rinkai netaršus didieji orlaiviai. Ir toliau, jeigu žiūrėsime pergalingą finišą, kada jau tikrai Europa siekia tapti klimatui neutralių žemynų, tai beveik 100% furgonų, sunkvežimių bus įkraunami elektriniai. Kargo, geležinkelių kargo eismas Europoje turėtų augti 2 kartus. Greitaeigių elektrinių keleivinių transporto traukinių, tai yra, atsiprašau, greitaeigių elektrinių keleivinių traukinių eismas turėtų augti 3 kartus ir turėtų būti užbaigtas TNT tinklo formavimas, kuris peraugtų į visumą ir sujungtų atskirų regionų tinklus. Tai ambicinga, bet pakankamai realu ir pakankamai įmanoma. Aš skaitydamas šitą strategiją išvelgiu labai aišku, labai postumi atskiroms transporto rūšims bendrauti ir bendradarbiauti, išnaudojant kiekvienos transporto rūšies privalumus. Jeigu prisiminsite skaidrę, kurioje lyginau, kiek CO2 būtų išmetama, jeigu rinktumėmės greitas transporto priemonės arba tvarias transporto priemonės, tai ten yra 2 kriterijai. Vienas kriterijus yra CO2 pėdsakas, kitas kriterijus yra greitis, per kiek laiko mes galėtumėm apkeliauti aplink pasaulį. Tai vėlgi vienos transporto priemonės pasižymi tuo, jog jos yra greitos, kitos jos yra tvarios,
Trečios pasižymi tuo, kad joms nereikia labai sudėtingos infrastruktūros ir jos gali patekti bet kur. Bendradarbiavimas tarp skirtingų transporto rūšių, mano supratimu, yra raktas į tvarią transporto ateitį. Ar mes dabar jau tą turime, ar jau to turime pakankamai? Tai leiskit man to suabejoti. Mano subjektyvia nuomonė, turime šiek tiek kitą situaciją. Terminas konkuravimas arba konkurencija reiškiasi varžytis dėl kažko. Ir iš lotynų kalbos žodis konkurentija yra kilęs iš žodžio konkuro ir pažodinis vertimas reikštų bėgu drauge. Varžausi, kas pirmas kirs finišo liniją. Tai dirbdamas Lietuvos geležinkeliuose ir atstovaudamas Lietuvos geležinkelių įmonių paslaugų asociaciją, matau, jog mes dalyvaujame savotiškoje sporto šakoje. Tai yra transporto konkurencijos trikovėje. Ne šiaip bėgame, bet turime trikovę. Pirmas dalykas, mes konkuruojame, tai yra skirtingos transporto rūšys konkuruoja dėl klientų. Kiekviena transporto rūšis nori turėti kuo daugiau klientų, tai yra normalu, tai yra natūralu. Norime daugiau gabenti keleivių, norime daugiau vežti krovinių, norime maksimaliai išnaudoti turimą infrastruktūrą. Su infrastruktūriniais reikalais, kaip žinia, masto ekonomija yra labai svarbi. Antra tokia šitos trikovės šaka sporto, tai yra dėl investicijų. Šiandien labai daug girdėjome apie investicijas į kelius, į kelių transportą, į kelių priežiūrą, į kelių vystymą. Ir buvo vardinami įvairūs skaičiai, kurie yra skaičiuojami milijardais, ar ne, ir sakoma, va tiek reikia. Taip patikėk, kad jeigu kalbėtumėm apie geležinkelius, irgi galėčiau pasakyti ne ką mažiau. Dabar visi sakome, kad reikia tų investicijų, bet kaip žinia, valstybėje dar yra ir sveikatos apsauga, ir švietimas, galų gale turime savo saugumą stiprinti. Ir visiems turbūt tikrai visko neužteks. Taigi antra konkurencijos trikovės šaka, tai yra konkuravimas dėl investicijų, tam, kad galėtumėm paskui vežti daugiau krovinių ir gabenti daugiau keleivių. Trečioji labai įdomi, tokia irgi gan specifinė šitos konkurencijos trikovės šaka yra dėl rangovų. Kaip žinia, jeigu tuo pačiu metu ir Via Lietuva, ir Infra paskelbia pirkimus dėl kelio remonto, statybos, nesvarbu ar geležinkelio ar ne, labai dažnai dalyvių ratas būna panašus. Tai reiškia, kad mes vėlgi jau po to, kai gauname tam tikras išvadas dėl mūsų sėkmės konkurencijų, dėl investicijų, tada mes jau bandome jas panaudoti. Ir man labai kartais kyla klausimų, ar tikrai tai yra daroma efektyviai, visos Lietuvos mastu. Tai šita transporto konkurencijos trikovė tikėtina, kad neveda mūsų į labai tvarę transporto sistemą. Norėčiau pasiūlyti ją šiek tiek pakeisti. Tai yra, keiskime sporto šaką. Nebedalyvaukime konkurencijos trikovėje, bet keiskime į bendradarbiavimo estafetę. Tai yra, vietoj to, kad mes konkuruotumėm, pripažinkim, kad kiekviena transporto šaka turi savo privalumus, savo trūkumus, savo silpnybės ir savo stiprybės ir pabandykime tą išnaudoti. Tai man atrodo, kad turėtų Lietuvoje atsirasti transporto strategija, kuri šitos klausimus surištų į vieną mazgelį. Ar į vieną kažkokį tai mezginį, sunku pasakyti, bet kol kas nelabai to turime. Ir visgi reikėtų. Reikėtų tiek bendros transporto strategijos, kuri nebūtų padalinta pagal atskiras transporto šakas, bet matytų visumą. Taip pat, ko gero, reikėtų tam tikrų sprendimų, kaip šitos transporto strategijos, apimančios skirtingas transporto rūšis, kaip tas jos įgyvendinimas būtų finansuojamas. Geroji naujiena yra dar ir ta, kad turime pavyzdžių, sėkmingų pavyzdžių turime. Pavyzdžiui, Nyderlandai labai orientuojasi stipriai į pažangias transporto valdymo sistemas, į elektrinių transportų priemonių infrastruktūrą, išmaniasias dviračių dalymosi programas. Ir ta strategija, į kurią teko užmesti akį, jinai yra iš tikrųjų labai orientuota į labai įvairių transporto rūšių integraciją ir tvarumą. Jos papildo vienas kitą. Strategijai siekiama sujungti geležinkelių, kelių, vandens ir oro transporto sistemas. Šveicarija. Į ką skiria dėmesį, kam skiria dėmesį, tai yra geležinkelio elektrifikacijai,
pažangioms traukinių eismo valdymo sistemoms ir tvariai infrastruktūrai. Čia irgi nacionalinė transporto strategija yra ir jinai yra tikrai perauganti vienos kažkurios atskiros transporto rūšies rėmus. Ten labai daug dėmesio yra tarp kitko skiriama geležinkelių ir viešojo transporto integracijai. Tai yra kaip tuos dalykus sujungti sėkmingai. Norvegija. Geležinkelių ir viešojo transporto elektrifikacija, autonominis transportas ir tvarios energijos šaltiniai. Norvegija neturi tokio dokumento, kuris vadintųsi strategija šitoj temai, bet jie turi nacionalinį transporto planą, kuris mano supratimu yra tikrai išdirbtas, kokybiškas ir pakankamai geras. Taigi turime sėkmės pavyzdžių, turime gairias, ką ir kur ir kaip reikėtų daryti ir bandau apibendrinti. Priminsiu, kad tvarus transportas yra ne tik technologinė pažanga, bet ir mūsų pasirinkimas. Taip pat tik pasirinkdami tvarę transporto ateitį gyvendinsime žaliąjį kursą, nes mes esame atsakingi už tikrai didelę dalį CO2 pėdsako. Toliau skirtingos transporto rūšys konkuruoja trikovėje ir mano pasiūlymas yra tą trikovę keisti į bendradarbiavimo estafetę, tam būtina transporto strategija. Na ir yra pavyzdžių ir tie pavyzdžiai yra sėkmingi. Gal klausimų, komentarų, pastebėjimų? Ar galim pereiti prie diskusijos? Ačiū. Tai jeigu vietoj klausimų aplodismentai, tai turbūt galima eit kavos. Kviečiu diskusijos dalyvius. Tada Inga Douglas, Civilinės aviacijos asociacijos valdybos pirmininkė. Vytautas Radzevičius, Lietuvos geležinkelių strategijos ir verslo vystymo direktorius. Bei Eduardas Grinaveckas, Tilstos vadovas. Prašau, Eduardai. Šitos diskusijos mintis ir buvo pabandyti pažvelgti į pranešimo temą iš skirtingų kampų. Tai yra iš geležinkelių, iš oro transporto, kažkiek iš kelininkų, iš rangovų pusės. Ir pabandykime tą dabar ir padaryti, žinoma, su jūsų pagalba. Tai gal pradėkime nuo geležinkelių. Vytautai, gal taip trumpai, reiškia, Lietuvos geležinkelių strategijos esmė yra, kad geležinkeliai siekia tapti transporto sistemos stuburu. Ar tas stuburas nori užgniaužti kitas transporto šakas, nukonkuruoti, užaugti jų sąskaitą, ar vis dėlto mato į strategijos įgyvendinimą būtent per bendravimą, per bendradarbiavimą, per kažkokį tai papildomumą? Taip, tai ačiū už klausimą, sveiki visi. Tai tikrai, pirmiausia, gal patikslinsiu, siekdami tapti transporto sistemos stuburu, šitą savo siekį esame įtvirtinę mūsų strategijoje kaip vizija, Lietuvos geležinkelių vizija. Ir vienareikšmiškai jinai yra ne apie skaldymą, ne apie absorbaciją kitų transporto rūšių, o tai yra visiškai apie bendradarbiavimą ir partnerystę. Tai, kas buvo ir pačioje pranešime pasakyta, jau mes matome ne vieną pavyzdį apie partnerystę ir ne tik tai transporto sektoriuje, o ypatingai ir kituose versluose. Tai transporto sektorius tikrai nėra išimtis, mano supratimu. Ir partnerystė kaip minimum atneša bent keletą labai svarbių naudų. Kodėl sakau bent keletą, todėl kad iš tikrųjų yra tikrai daug daugiau, bet jeigu paminėti bent keletą, aš išskirčiau pirmiausia tai, dėl ko dirbome, tai yra mūsų klientai. Tai partnerystė tarp skirtingų transporto rūšių, jinai iš esmės atveria galimybės kokybiškesniem paslaugom, servisui mūsų klientų. Antras dalykas, tai yra konkretiem verslam, kurie veikia tame sektoriuje. Partnerystės, kaip taisyklė, atneša efektyvumą kiekvienai iš organizacijų. Nes tai reikalauja mažesnių kaštų, randami bendri interesai, bendros investicijos, kas visumoje taupo tiek kaštus, tai yra finansinius, žmogiškuosius, laiko kaštus. Na ir trečias pavyzdys, tikriausiai galbūt jisai šiandienos temoje turėtų būti paminėtas pirmas, bet tai yra tas pats tvarumas, tas pats Green Dealas, Smart and Sustainable strategija. Mano supratimu, neradus partnerystės tarp skirtingų transporto rūšių,
šitie keliami tikslai, jie paprasčiausiai nebus pasiekti. Nes tas apjungimas transporto sričių ir panaudojant kiekvienos iš jų privalumus, taip mažinant jų trūkumus, jis tikrai leis mums palikti tą mažesnį CO2 ir bet kokį kitą neigiamą poveikį aplinkai. Geležinkelių sektoriui mes turime ir konkrečių pavyzdžių, konkrečių projektų, kaip mes judame link tos bendradarbiavimo, tos partnerystės. Tai vienas iš pavyzdžių verslo atvejį B2B segmente, ar ne, krovinių vežimas, tai yra intermodaliniai vežimai. Ir mano supratimu, tai yra vienas geriausių pavyzdžių. Kai intermodaliniam sėkmingam vežimui užtikrinti, tai yra pateikti klientui geriausią paslaugą, geriausią servisą, turi bendradarbiauti intermodaliniai terminalai, geležinkeliai, autokelių vežėjai, oro arba jūrų uostai. Tai yra labai daug stakeholderių, kurie turi dalyvauti šitoje grandinėje ir užtikrinti gerą ir kokybišką servisą. Keleivių vežime pavyzdys traukinių ir miesto viešojo transporto tvarkaraščių derinimas. Turim, nesakyčiau svajonę, turim realią užduotį, kurią norim įgyvendinti, gal tik tai reikia pripažinti, jinai juda kiek lėčiau, negu kad mes norėtumėm, stumdomasi, kas šitos svajonės lyderystę turėtų prisimti, bet kalbam apie vieną tikrai nestebuklingą ir nenaujovę, bet visgi dar jos neturime. Tai yra vieno bilieto iš esmės sistema, kuri leistų bet kuriam keleiviui susiplanuoti savo kelionę vienoje sistemoje. Tai keliauti lėktuvu, traukiniu, automobiliu ar viešuoju transportu, o gal visomis tomis priemonėmis priklausomai nuo to, kur jisai nori nukeliauti. O Vytautai, taip jeigu labiau ant žemės nusileidus, gal yra konkrečių kažkokių tai projektų, kurie va šitą būtent bendradarbiavimą ir efektyvumą transporto sektoriaus padėtų pasiekti? Ar planuojami, ar gal įgyvendinami? Tai tikrai tų projektų yra. Lietuvos geležinkelių grupėje mes turime, mūsų portfelis, investicinis portfelis sudaro apie 400 su viršum projektų. Tai tikrai labai didžiulis portfelis ir tiek savo verte, tiek ir skaičiumi pačių projektų. Aš gal norėčiau skirti du, kurie tikriausiai didžiai daliai auditorijos yra daugiau ir mažiau girdėti ir labiau gal suprantami. Tai yra elektrifikacijos projektas, jungiantis Vilnių Klaipėdą ir naujai elektrifikuojamas ruožas. Ir antrasis projektas yra, aišku, tarptautinis, vienas tokių žinomiausių net ir Europos lygių, tai yra Rail Baltica projektas. Tai kalbant apie elektrifikaciją toje bendradarbiavimo temoje arba tvarumo temoje, iš esmės, tokis dvi dalis gal skirčiau, tai yra ekonominės naudas ir socioekonominės naudas. Tai ekonominės naudos yra labai akivaizdžios. Elektrifikuodami šią liniją, iš esmės mes labai ženkliai mažinsime sąnaudas, kurias patiriam šiandieną mokėdami už iškastinį kurą. Antra dedamoji yra mūsų perkami nauji lokomotyvai ir nauji traukiniai, kurie gabens tiek keleivius, tiek krovinius. Jų priežiūra, jų remontas yra kelis kartus pigesnis negu dizelinių traukinių ir lokomotyvų. Dienos pabaigoje tai virsta į palankesnę kainodarą mūsų klientam, tiek keleiviam, tiek ir verslui, kas didina jų konkurencingumą. Tai labai akivaizdus kelias, kurio mes siekime eiti ir taip didinami savo rinkos visos ekonomikos konkurencingumą. Kalbant apie socioekonominės naudas, tai grįžtam matyti prie šiandienos temų, tai yra tvarumas. Tai elektrifikuodami mūsų ruožą nuo Vilniaus iki Klaipėdos mes turėsime bendrai viso tinklo apie 30% elektrifikuotų. Šiandienai Lietuvos geležinkelių tinklas yra elektrifikuotas apie 80%. Tai elektrifikavę pagrindinę mūsų arteriją turėsime apie 30%. Nusipirkdami papildomai 6 baterinius traukinius mes galėsime vežti savo keleivius ir tomis linijomis, kurios nebus elektrifikuotos, ir tokiu būdu uždengsime viso mūsų tinklo, apie 50% galėsime pasiūlyti žalią, tvarę kelionę iš atsinaujinančių energetikos šaltinių. Tai mano supratimu yra didžiulis laimėjimas visai mūsų šaliai, nes taip mes galėsime prisidėti prie šitų lokalių sprendimų, kurie mažins mūsų transporto paliekamą pėdsaką, reiškia neigiamą pėdsaką mūsų aplinkai. Tuo pačiu mes prisidėsim ir prie mūsų verslo. Ta prasme, kad verslas lygiai taip pat, kaip ir mes sprendžiam šiandieną transporto industrijoje, taip ir verslas sprendžia klausimus, o kaip
mažinti CO2 pėdsaką. Ir ypatingai tie, kurie užsiema eksportu, importu ir jiems reikalingas transportas jų produkcijai gabenti, tai bus jiems kaip viena labai rimta alternatyva savo produkciją gabenti žaliu transportu. Na, per Rail Baltica tai tikriausiai be to tų pačių ekonominių, socioekonominių naudų, na, gal išskirčiau dar vieną tokią galbūt esminę, kuri nebuvo galbūt tokia stipri, pradedant šitą projektą prieš mažiau gal apie 10 metų atgal dėl pačios idėjos, tai yra karinis mobilumas. Ir šiandieną Rail Baltica yra matoma tikrai labai stipriai kaip karinio mobilumo įrankis tiek mūsų partneriam NATO kontekste, tiek ir mūsų pačiai Lietuvos kariuomeniai. Tai yra greitai ir patogiai judėti su karinė technika. Tai turbūt tokie gal esminiai. Tai su geležinkeliais daugiau mažiau viskas aišku, geležinkeliai save mato ir pagal tiesiog fiziką taip veikia, ar ne, kaip viena tvariausių, žaliausių transporto rūšių. O ką oro transportas šitoje vietoje gali pasiūlyti, kaip integruotis į geležinkelių, kelių transportą, kaip papildyti galbūt, nes turbūt tokia etiketė yra, kad viena taršiausių, kaip tik tai atvirkščiai transporto rūšių yra, ar ne? Na, tos etiketės klijuojamos įvairias ir aš manau, kad nederėtų skubėti su jomis, bet iš kitos pusės žinoma, kad be oro transporto visos transporto sistemos mes nelabai įsivaizduojam, ypatingai turint minty, kad oro transportas yra greitas ir efektyvus būdas pervežti tiek kroviniam, tiek keleiviam didelius atstumus. Ir, žinoma, pasiekti nutolusias vietovės, ten, kur alternatyvūs transporto būdai nėra itin patogus, gal nelabai išvystyti arba apskritai jų nėra. Tai oro transportas čia, žinoma, vaidina ypatingą vaidmenį. Kalbant apie tą patį krovinių transportą oro, tai IATA duomenimis, IATA tai yra International Aviation Transport Association, jie 23 metų skaičiais yra ištyrę, kad oro transportu yra gabenamas apie 1% visų pasaulio krovinių. Tačiau pagal vertę tai yra 33% visų krovinių vertės, kas sako, kad mes renkamės oro transportą tuomet, kai gabename didelės vertės krovinius, kurie yra jautrus laikui, ar ne, tai yra nuvertėję greitai. Ypatingai tai yra susijęs su naujomis technologijomis. Tačiau, žinoma, yra kur tobulėti ir aš visiškai sutinku, kad jeigu mes norime didesnės integracijos ir didesnio tvarumo, tai, žinoma, judėti prie hibridinio transporto sprendimų yra būtina ir pradedant nuo kelionės planavimo, ką ir minėjo kolega, kad turėti vieną platformą, kur tu galėtum ir susiplanuoti kelionę, ir nusipirkti bilietus, susitvarkyti dokumentus, be papildomų kitų resursų, ar ne, jeigu ta kelionė iš taško A į tašką B reikalauja skirtingų transporto rūšių. Bet pagrindinis aspektas turbūt čia yra tas perėjimas, paprastas, lengvas perėjimas iš vienos transporto rūšies į kitą. Ir šiandien minėtas puikus Rail Baltica projektas, vežėjo eis pro Kauno oro uostą, kuo mes tikrai labai džiaugiamės, tačiau klausimas yra, ar tikrai turėsime tvariausią sprendimą iš geležinkelio stoties patekti į keleivių terminalą, ar ne? Ar čia nereikės mums tarpinės grandies, kelių transporto, autobuso, automobilio ar kažkokio kitokio sprendinio. Ir turbūt tokie projektai, jie yra dideli, suprantu, suvaldyti ir atliepti visus tvarumo standartus yra sudėtinga, tačiau kartu mus ir moko turbūt, kad ateityje visada velnias slypi detalėse ir galime dar tvariau organizuoti tokius didelius projektus, kalbėdami apie ateitį. O kalbant apie ateitį ir truputį galbūt detaliau apie aviaciją, tai tikrai dirbama yra stipriai aviatorių ties naujomis technologijomis, kad mūsų, kaip mes dabar suprantame, tą tradicinį oro transportą, kad jis būtų švaresnis, kartu šalia to dirbama ir ties alternatyvomis. Ką turiu minty, kad ties elektriniais, hibridiniais, vandeniliu varomais orlaiviais
kurie, žinoma, pasiūlytų ir alternatyvų supratimą tradiciniam oro transportui, taip kaip mes šiandien jį įsivaizduojame. Tai yra, būtų arčiau tankiai apgyvendintų vietovių arba pasiūlytų susisiekimą oro transportu būtent juose arba tarp jų. Ir tiem, kam teko domėtis, turbūt esat girdėję ir apie VTOL, tokį sutrumpinimą Vertical Takeoff and Landing, ar ne, arba eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing transporto priemonės. Jų šiai dienai tarp gamintojų yra suskaičiuojama daugiau nei 1500, tai tikrai stipriai dirbama šitų technologijų sferoje. Žinoma, ne visos jos skris. Dalis jų tikrai konsoliduosis, nes vienos yra nukreiptos į pačio fizioliažo technologinį kūrimą, kitos į technologijos, kuriomis bus varomos tos transporto priemonės. Skirtingas fokusas yra ir atliepiant skirtingus poreikius, ar ne? Vieni galbūt orientuojasi daugiau į specifinio transporto kūrimą, tai yra pirmosios pagalbos, karinės pramonės ir panašiai, kiti labiau susifokusavę į krovinių gabenimą, treti į keleivius, kuriant 2-4 vietų transporto priemonės, 10, 20 ir panašiai. Bet šitoje vietoje turbūt irgi svarbu atliepti ir visuomenės poreikį, ir EASA. EASA tai yra European Aviation Safety Agency, pagrindinis reguliatorius Europos Sąjungoje aviacijos industrijos. Jie darė tyrimą prieš keletą metų, apklausiant 6 Europos miestus tam, kad suprasti, ar visuomenė pritarė apskritai tokių oro transportų, kurios ateitų į tankiai apgyvendintas vietovės atsiradimą. Ir to tyrimo rezultatai rodo, kad tikrai labai pozityviai vertina visuomenę. Žinoma, tyrimas didelis ir ten buvo išreikšti tiek lūkesčiai, tiek rizikos ar susirūpinimas, kur ten reiktų padirbėti daugiau. Tačiau pagrindinis lūkestis yra, kad tos transporto priemonės, jos pirmiausia būtų nukreiptos į bendradarbiavimą su medicinos sektoriumi, tai yra, kad medikamentų pristatymas į medicinos įstaigas, organų gabenimas, pirmosios pagalbos suteikimas, krizių valdyme, ar ne, kai turime didžiasias katastrofas. Ir žinoma, tą patį krovinių gabenimą, siuntų gabenimą. Galbūt tai galėtų nuimti srautą gabenamą dabar keliais, ar ne? Tai truputį toks gal į ateitį iš aviacijos perspektyvos, bet ką noriu pasakyti šitoj tvarumo temoj, kad galvodami šiandien apie strateginius projektus ir ką užsimeniai dėl tos strategijos bendros kūrimo, kad turėtumėm jau dabar, svarstydami apie ilgalaikius didelius projektus, mąstyti, kaip naujosios technologijos integruosis tarpusavyje. Nes manau, kad ten, kur dirba aviacija su savo ambicijomis būti žaliais, tokių technologinių proveržių turbūt galės pasiūlyti ir kitos transporto šakos. Ir va čia yra klausimas, ar mes, mąstydami apie tos projektus, tikrai galvojame, kaip tos transporto priemonės sąveikaus, ar ta infrastruktūra bus tinkama ir kaip ją pritaikyti ir panašiai. Tai čia manau, kad dar turim kur visi kartu padirbėti. O Inga, jeigu jau kalbant apie technologinę pažangą aviacijos sektoriuje, kas girdėta apie tuos didžiuosius netaršius orlaivius, kur ES sako, kad iki 2035 metų tarsi turi būti rinkai patiekti, čia strateginis svaigulys ar realybė? Aš manau, kad tai yra itin ambicinga ir turint minty, kad aviacija tikrai pirmas dėmesys yra saugumo ir saugos aukšti standartai ir reikalavimai, tai kad technologija tampa vis mažiau tarši ir link to einama, tai faktas. Tačiau ar tai jau bus neutralu 35 metais, aš manau, kad tai itin ambicingas projektas, turint minty visą testavimo, sertifikavimo ir kitą procesą tam, kad užtikrinti tą standartą, prie kurio šiandien aviacija yra pripratusi. Ačiū. Eduardai, pasvajokim. Atsiranda Lietuvoje strategija, kuri apima skirtingas transporto rūšis, kur investicijos aiškiai išdetalizuotos, užtikrintas jų finansavimo šaltinių realumas, pavadinkime taip, ir pakankamai aišku, kokią transporto infrastruktūrą, kokią ir kada reikia vystyti. Iš rangovinės pusės žiūrint, ar tai padėtų Lietuvai
tas investicijas įgyvendinti pigiau ar nelabai? Vytai, jeigu taip šiaip trumpai galima atsakyti tą svajonę, kad taip padėtų ir šitą klausimą taip ir uždaryti. Bet beklausant jūsų diskusijos ir tavo pristatymą, kuris tarp to labai geras šiandien buvo, tai kilo tokių labai daug minčių ir prisiminimų ir, žinai, aš prieš 10 metų dirbau vienoje iš susisiekimo ministerijos valdomų įmonių ir galvoju apie strategiją, ką geležinkeliai dabar parengė ir man pirmas klausimas, o kaip ta strategija koreliuoja su kitom institucijom ir kitom įstaigom, tokiom kaip valstybiniai uostai, vidaus vandenų direkcija, keliai, tie patys oro uostai ir kaip tai bendrai galėtų atrodyti, tai mano žiniom tikrai tokios nėra. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tuo metu, kai aš dirbau Lietuvos automobilių kelių direkcijai, ten apie jokias strategiją kalbos net nebuvo. Šakos valdomos daugiau politikų ir kiekvieni rinkimai vis nauji reikalavimai, naujos dainos, naujos programos ir tada visi verčiasi per galvas ir daro vis kažką naujo. Tai bendra strategija, kurią aš manau turėtų tvirtinti ne tik, kad ministerijos susisiekimo čia turėtų būti patvirtinta vyriausybės ir pritarta netgi prezidentūros ir kad jinai būtų laikomasi, tai taip vienareikšmiškai jums padėtų piginti ne tik kaštus, bet ir žalint mūsų Lietuvą, naudojant ten pažangesnės technologijas ir panašiai. Tai tikrai noriu palinkėti, kad geležinkeliai kokią strategiją turi, kad jos laikytųsi ir kad jinai tikrai virstų kūnų, ką dabar girdim ir kas yra kalbama. Pats esu dalyvavęs prieš kokius, 8 metus Rail Balticos pirmosios svarstymuose apie trasos parinkimą ir buvo kaip tik kalba apie Kauno oro uostą ir ten buvo ministerija dėliojama, kur ta linija turėtų eiti, kad oro uostas nepatogiai pusė ir panašiai, ten daug diskusijų buvo ir man šiaip iš principo labai gaila, kad šiai dienai mes tiek dar kalbam apie tai, kad linija tai praeina pro oro uostą, o kaip pateksim oro uostą mes dar iki galo nežinom. Tai tas buvo prieš 8 metus, tie klausimai buvo keliami ir susisiekimo ministerija kaip lyderis ir valdytas situacijas, tai jau tada galėjo išspręsti labai lengvai, priimdamas tam tikrus sprendimus ir duodamas nurodymus. Tai mes lėtai, šitoje vietoje labai lėtai Lietuva veikia, matyti yra teisiniai suvaržymai, reglamentavimas ir tam tikros baimės priims sprendimus, nes jeigu kažką padarysiu ne taip, tai būsiu nukryžiuotas, nieks tikrai nepaguos, o jeigu padarysiu gerai, tai nieks ir nepadėkos. Tai čia tokia lietuvių kasdienybė yra. Tai mums kaip rangovam iš rangos pusės tie bendri projektai kombinuojant skirtingas šakas infrastruktūrinės, tai aš manau, kad didžioji dalis Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dirba statybų sektorių infrastruktūrai, tai jos ir taip šiai dienai dirba, projektuoja viso tipo infrastruktūros statinius, tiek oro uostus, tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek vandens kelius, tiek uostus. Ir mes didžioji dalis tikrai yra pajėgus. Prieš, turbūt čia nuo sovietinio palikimas, 30 metų, 25 metus, kažkaip buvo įsitikinimas Lietuvoje, kad jeigu tu tiesi geležinkelį, tai tu esi geležinkelėtis ir tu ten nedaug dėja pradėsi kelią statyti. Ir visiems būdavo labai keista, kaip čia kažkas atėjo iš kelininkų į geležinkelius. Tai tas susisegmentavimas buvo, bet ačiū Dievui, jis jau paskutinius kokius, 8-5 metus po biškį tirpo ir dabar visi priima kaip natūralų dalyką, kad jeigu tu esi infrastruktūros statytojas, tai tu turi būti pajėgus ir kad konkuruoti rinkoje dirbti visose infrastruktūrinėse projektuose. Tai nepriklausomai nuo kokią transporto rūšį atstovauja ta infrastruktūra. Tai šiai dienai manau, kad tikrai ne viena ir ne dvi įmonės yra pajėgas tą daryti, kad projektai būtų sugretinti ir statomi vienu metu, apjungiant kelius, geležinkelius, uostus, oro uostus, tai tikrai tai būtų sveikintina, tik tiek, kad manau, kad su šios dienos realybė, tai neturint bendros dėlės strategijos, kuri būtų tęsiama ne 4 metus, o 10 mečius, tai jos nėra. Daug dievė, kad per tuos 4 metus neatsirastų, jeigu kažkam aplamai kils tokia iniciatyva. Bet žiūrėkit, čia kreipiuosi ir diskusijos dalyvius, ir kolegas, kurie salėje klausotės. Ar toksai neapima kiek keistokas jausmas? Tarsi prieštaravimų nėra, lyg ir visi sutarėme, vieni kitus papildome, sakome, kad taip reikėtų,
Ir akivaizdu, kad transporto atskiros rūšis jos tikrai gali ir turi vieną kitą papildyti. Matome visą eilę sėkmės pavyzdžių užsienyje, tą patį galime daryti ir Lietuvoje, negana to ne tik galim, bet rangovai yra pasiruošę ir projektuoti ir daryti, bet nevyksta. Kažkaip visgi truputėlį gal ir keistoka yra, tai kaip galvojat, kokie pagrindiniai iššūkiai yra šitoj vietoje, kodėl nevyksta tada klausimas yra? Aš gal dar dadėsiu, nes čia su tavo klausimu, tai tas konkuruojamas, tas, žinai, kada šakos konkuruojas ir toliau konkuruos dar kai kurį laiką. Ir čia labai gerai gyvais pavyzdžiais. Aš neseniai važiavau į Rygą ir taip savo svaršiau BCRS Rail Baltica. Buvo svarstymas važiuoti mašiną ir skristi lėktuvu į Rygą. Pasižiūrėjau laikę, taip paskaičiavus nuo išėjimo iš namų pro duris ir atvažiavimo nuo taško A į tašką B. Jeigu skris lėktuvu, ten, jeigu gerai nepamenu, 6 valandos gavosi visą laiko, su automobiliu 7 valandos. Ir tada tu galvoji, reiškia, gerai, lėktuvas, konkretus grafikas, laikas, tu pririštas esi įsipareigojęs. Automobiliu tu esi lankstesnis. Tai pasirinkau važiuoti automobilį, nežiūrint ten į taršas ir panašiai. Ne? Valandą daugiau, bet aš garantuotai suplanavau savo laiką. Ir taip mintis atsiras Rail Baltica ir tas atstumas nuo Rygos iki Vilniaus, manau, tikrai bus nepalankus skristi lėktuvu. Tu atsisėsi į traukinį, ypač kas iš Kauno, tai net nebus su ko lyginti. Ir tu atsirandi Rygos centre. Tai tas konkuravimas yra ir dar plius apie konkuravimą, tai kad šiai dienai, ką šneka kelių, Via Lietuva dabar jau vadinama, jie finansavimą savo stato apie kelių fondą, kas yra, aš sveikinu, labai reikia, jis anksčiau yra buvęs panaikintas, bus atgaivintas daug dievų ir politikai pritarė. Jie stato savo biudžeto surinkimą ant krovininio transporto, tai yra ant kelių mokesčių. Tai kas atsitinka, kai atsiranda Rail Baltica, jeigu atsiras jungtis Kaunas Vilnius Rail Balticos, tikrai didelė apimtis krovinių nusims, reiškia, nusims autotransportus. Ta pati kalba oro uostai. Tai tas konkuravimas yra neišvengiamas, dėl to ir turi būti labai aukštų vyriausybinių lygmenių patvirtinta strategija, kad nebūtų to konkuravimo. Kaip jį išvengti, aš neįsivaizduoju. Inga, Vytautai. Tai matyt, konkuravimo visiškai ir neišvengsim ir tai yra natūralu. Šiaip konkurencija iš savęs yra gerai, jinai skatina judėti, kurti naujus inovatyvius sprendimus. Gal pats svarbiausias dalykas tai yra ta sinergija, tų stiprybių, sinergijų ieškojimas, kad maksimaliai išnaudoti visų transporto rūšių tas gerasias savybės. Klausimus, atsakant į klausimą apie kodėl tada mums nesiseka ir žinai, ir aš tiesą sakant, taip jeigu ramiai galvoju, tai atrodo, tai akivaizdu, nežinau, žmonėm ypatingai dirbantiem versle, neturėti strategijos, tai yra tas pats, kas vaikščioti už iš to mokėjim iš esmės. Arba kaip vėjo papučiamam papus, ten nueisiu, ten pasuksiu. Tai atrodo logiška strategija, aiškios kryptis, konkrečios priemonės, kaip tas kryptis pasiekti ir kiekvienais metais žiūrim, kas keičiasi ir ką reikia adaptuoti mūsų strategiją. Tai atrodo viskas labai paprasta. Kodėl dabar nėra to valstybės lygių? Tai tikriausiai čia klausimas ir jau politikam, mano tik tai galbūt nuomonė yra tam tikra, žinot, kartais gal ir patogu neturėti. Aš ateinu 5 metų terminui, labai svarbu parodyti, ką aš padariau per 5 metus, o čia mes kalbam apie ilgalaikius dalykus. Ir čia reikia labai stiprių lyderių, kurie atėję tokią strategiją darydami, tai jie praktiškai, tikriausiai vos ir neužtruks visą savo kadenciją, tokią rimtą strategiją paruošint, jeigu mes kalbam apie ilgalaikį iki 20-30 metų į priekį, o kalbant apie transportą, apie infrastruktūrą, tai apie mažesnius laikotarpius negalim kalbėti. Tai akivaizdu, kad jis baigęs tokią kadenciją nieko neturės ką parodyti. Ir kažkada, galbūt po 30 metų, kai kiti ateis kirpti juostelių, jo jau niekas nebeprisimins, kad tai buvo tas žmogus. Tai galbūt tai tam tikra filosofija ir galbūt yra ir kitų priežasčių, bet visgi manau, kad tai viena iš priežasčių ir čia tikrai reikia stiprių lyderių, kurie prisimtų tą atsakomybę ir žiūrėtų ne trumpuoju, o visgi ilguoju laikotarpiu, kai mes kalbam apie ilgalaikę strategiją, kuri yra būtina. Jos neturint, tai be to, ką šiandien kolegos visi minėjom, kokie yra minusai, tai mes tiesiog negyvendinsim ir teisės aktų, kurie iš esmės virs teisės aktais, tai yra tvarumo teisės aktai. Mes tiesiog jų nepasieksim. Ir tada turėsim kovoti su kitom pasiekmėm. Inga, kaip iš debesų aukštybės atrodo tas strategijos nebuvimas?
Na, aš manau, kad pritariu tikrai, kad ta konkurencija visų pirma nėra blogai ir iš to gimsta tik tai daugiau alternatyvų, geresnių pasiūlymų, įvairesnių pasiūlymų, kuriuos galų gale renkasi tie patys keleiviai, verslas ir visi rinkos dalyviai. Bet iš kitos pusės galbūt verta pasvarstyti, kad esam ir savo gero darbo įkaitai, kaip čia pavadinti, kadangi tiek aviacijos industrija, tiek tikiu ir geležinkeliai ar keliai turi savo planus, savo tikslus, strategijas, puikiai juda juos įgyvendindami, kažkaip jaučia vieni kitus šitoj visoji transporto sistemoje ir tokio poreikio, kad imtis šitos lyderystės dabar ir nes viskas griūna, kaip ir nepanašu, kad neatsiranda. Tai leisiu savo ir tokią mintį pakontempliuoti, kad galbūt tikrai esame stiprus tame, ką darom, kaip darom. Tarkim, aviacija turi Lietuvos aviacijos industrijos gairės iki 2030 metų, 2030 tai ir puikiai juda pagal tuos tikslus, kuriuos yra nusistatę, turi planus su šiandieninė susisiekimo ministerija peržiūrėti šitas gairias ir jas atnaujinti ir toliau ambicingai judėti į priekį. Tai vėl, manau, kad čia irgi toks yra mūsų veržlumo ir gero darbo galbūt momentas. Ir turime laiko vienam trumpam klausimui iš salės. Jas nėra. Gerai, tai ačiū tuomet, kad klausėtės. Pertrauka. Dėkui.